labai netikėtai atėmė laisvę, bet kažkaip apie tai tu nelabai galvoji matyt. Labai viskas idealizuota, mintimis, tos svajonės. O jau kai gimė ta mergaitė ir staiga užklupo realybė, kad ne, tu niekur taip neišvažiuosi, nes tau tas vaikas ant krūties kabo ištisai. Nu ir gavos, kad tiesiog mane visiškai uždarė tą mamystę. Aš pradėjau verkti, labai daug pradėjau verkti. Ir atrodo vaikui kaip ir šypsaisi, bet ta šypsena, netokia nuoširdi. Ir tu supranti, kad tas vaikas, ir jaučia turbūt tą. Aš manau, kad man depresija prasidėjo pogimdyvinė. Aš gyvenime negalvojau, kad man tai bus. Nes aš sakydavau, kad Dieve, tu turi vaiką ir dar tu liūdna gali būti. Nes, kai mes 7 metus planavom dukrytę, tiek metų laukiam, atrodo, kad aš nežinau, aš ją mylėsiu milijoną kartų daugiau negu kitos mamos savo vaikus. O žiūriu, kad taip nėra. Ir tada atrodo, kas su manim negerai, kodėl? Kodėl aš jos taip nemyliu, kaip aš turėčiau? Ir man viena mama parašė, kad yra tokia grupė Namų mama. Ir sako, gal užsiregistruokit, gal padės jums. Ir va tada, kai pas mane tos mamos pradėjo važiuoti ir mes susipažinom, išsikalbėjau, ir va tada aš supratau, ko man reikia. Kad man reikia tiesiog kitų mamų, reikia, kas mane suprastų. Kai pradėjau matyti tas mamas, kad jos išgyveno, ta prasme, va tos savanorės visos jos su vyresniais vaikučiais, tai atrodo, ir mano bus kažkada 2 metų, ir mano bus 4, ir aš taip galėsiu išvažiuoti kažkur. Bet man reikėjo turbūt išsiverkti, išsipasakoti, kai buvo sunku, o niekas to nesupras išskyrus turbūt mamas.